bandysime Renault Zoe ne C krovimo, o DC krovimo. Va kaip tik igničio stotelė yra. Aišku, šitą Zoe per CCS kraus tik tai max iki 50 kW gali kraut, bet čia baterija tai 87 pakrauta, tai iš vis gal čia labai minimaliai kraus mum, bet čia aš norėčiau tik tai pabandyti. Tai vat reikia bandyti eit pasijungti kažkaip tai šitą CCS-ą. Taip atsidarom darytis. Kaip čia dabar toliau? Gal čia jį taip įdėti? Oi, netidariau antro to. Antrų daryčių netidariau. Kaip čia bus? Nepavyksta kažkaip man čia įkišti, reikia biškį pristabdyti video. Nu, bandome startuoti. Turėtų pajungti krovimą. Šiaip netaip įgrūdau tą. Kažkaip su dviem rankom reikėtų šitą jungti, junginėti. Pažiūrėsim dabar, ar čia duos. Iš stotelės jau atpažino. Iš čia rašo, vyksta tikrinimas. Na gerai, tegu vyksta. Žodžiu, laukim, kada iš čia paduos, kažko labai ilgai tikrina. Kas čia jam nepatinka. Per AC tai kažkaip perjungi ir kraunas. A čia kažkaip tai nežinau. Ilgai tikrinas. Tas ignitis. Nu, vien žodžiu esmė tokia, kad Renault Zoe kai kurie modeliai gali krautis ir per šitą jungti. Tai vat ir norėjau pabandyti, kaip čia kas vyksta. Tai tiek šį kartą.